Labą rytą. Na ką, saulė dar nepatikėjo, tik tais pradeda 6 ryto jau. Sakoma, ar verta keltis anksti? Verta, kol kiti miega, tu jau darai, tu jau judi, tu jau sieki savo tikslą. Tegu miega kiti, o tu kelkis anksčiau. Pas mūsų prasideda nauja programa Traderio mąstymo kodas ir būtent toje programoje kalbėsiu, rodysiu, darysiu video ir pasakosiu, kaip reikia mąstyti, ką reikia daryti, kaip reikia sutvarkyti psichologiją, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai būtent visą tai pasakosiu ir rodysiu. Ir šiuo metu darau meditaciją, o meditacija yra reikalinga, bent jau man, aišku, reikalinga yra daugeliui žmonių, kurie dirba su materija, su pinigais, kurie dažniausiai veda žmonės iš pusiausvyros, nesugeba priimti teisingus sprendimus, žiūrėdami į rinką, pradeda galvoti, kur čia įeiti, kur čia ką daryti, gal rinka nukris, gal rinka pakils, labai daug abejonių atsiranda, nors žino, ką reikia daryti, bet pradeda abejoti savim, pradeda abejoti gavus vieną arba du minusus šilės ir tada prasideda panika. Tai kad to triukšmo nebūtų galvoje, reikia susitvarkyti dėmesį. O dėmesį susitvarkyti tą triukšmą galima vienu būdu, stebint, sakykime, žvakės šviesą, užsimerkiant, stebint per nosį įkvepiant orą, ar atsigulus, nebūtinai sėdėti tai daryti, galima ir atsigulus tai daryti ir po truputį pratinti save prie tvarkos, kaip sakoma, viduje. O jeigu yra chaosas ir jūs draskutės ir norite, sakykime, uždirbti pinigų prekiaujant rinkoje ir jums neina, tai reikia pradėti galvoti, kažkas yra ne taip. Reikia tvarkyti šitą aparatą ir tvarkyti mintis. Tai va, tai būtų tiek. Saulė jau pakilo, ankstyvas rytas ir susimatysime prie grafikų. Iki.